Labas rytas. Labas rytas. Sveikinamės iš jaukiausio centrinio Kauno turgaus. O Ilona, šiandien jau gruodžio 6. Taip. Dabar pasnikas. Taip, pasnikas. Ir per pasniką mėsos valgyti negalima, todėl šiandieną mes gaminsime tuno kotletus. O, puikiai. Tuno? Taip. Čia skanu? Skanu bus labai, visi įpratę žuvies kotletus, tai gaminti iš šaldyto žuvies, o mes gaminsim iš konservuoto tuno. Taigi reikės tuno, kiaušinio. Tu gali man gal susmulkinti petražolės. Oi, galiu, kiek jų daug. Oi, kiek daug darbo, rankos pavargs. O tu taip ir laikaisi to advento, taip jau paslapčia lašinukų ten už pagalvės, ne? Ne, tikrai stengiuosi. Žiūrėk man į akis. Valgai. O tuną galima kokią nors kitą žuvim pakeisti? Lenkį ten, tarkim, silkę? Galima, bet tai jau labai tradiciška ir aš norėjau padaryti ką nors šiek tiek kitaip. Todėl pasirinkau konservuotą tuną, o galima gaminti iš bet kokios žuvies. Nu, pavyzdžiui, kiaulės. Ne mažutė, iš žuvies. Mes dabar viską sutrinam. Ir viskas, kaip visada pas mus virtuvėje, viskas labai greita. Ir paprasta. Ir skanu. Taip. Va, pažiūrėk, kaip gražiai viskas sukibo. Aha. Ir dabar įkaitinu keptuvę. Didelių nedarysim, nes nėra ko čia apsivalgyti. O kaip suprasti, kad jau iškepęs kotletas? Čia tunui konservuotam? Konservuotam tunui, tai čia tikrai reikia, kad tik tai apskrustų abi pusės. Va, pažiūrėk, kaip gražiai. Imk didelę lėkštę baltą. Ir mes jau serviruosim. Dabar pasigaminsime salotas, o salotų padažą padarysim iš granato. Koks pristirpęs, koks ryškus. Taip, ir dabar sėklytes dedu į stiklinę. Šiek tiek patrinam šaukštelio pagalba, kad atsirastų sulčių. Rūkolą ir špinatus sumaišom kartu, pagardinam druską pipirais. Taip. Tada beriam skrudintų kedro riešutų. Taip. Ir granato sėklytėmis su sultim. Viskas. Mūsų salotas ir kotletukai paruošti. Ragaujam? Taip. Ragaujam pasniko patiekalo ir laukiam kalėdų, kada galėsime prisivalgyti daug sočių, skanių patiekalų. Gražu. Kuom čia jinai ypatinga? Eik tu savo, la la lai. Ir lėtai užsidaro. Kokios nori spalvos? Violetinė, sakai, nežinau, aš galvoju. Kas čia per firma? Iš kur čia, iš kokios šalies? Vesko. Vokiška firma, tai yra 150 metų jau mirėsinti firma ilgai, jubiliejų. Jie kaip šeimos verslas prasidėjo, smulkus. Po to tapo jau galinga įmonė. Jau 80 pasaulio šalių turi parduotuvę savo ir klasikos turi elementų, su retro elementais. Ir šitos visus elementus apjungiant, galima sakyti, kad klasikinis variantas eina koja kojon su mada. Visą laiką tiks, kokia būtų mada, visą laiką tiks klasikinis stilius.